Prieš jūsų akis atsiveria kadaise labiausiai saugotas karinis objektas. 1960 metais čia Plungės rajono miškuose pradėta statyti pirmoji Sovietų Sąjungos požeminė raketų bazė. Vieta pasirinkta neatsitiktinai, iš čia buvo galima kontroliuoti visą Europą. Karinę bazę statė net 10 000 kareivių, kurie 27 metrų gylio 4 raketų paleidimo šachtas kasė su kastuvais kaip paprastus šulinius. Viduryje buvo iškasta didžiulė duobė, kurią išbetonavus įrengti elektros ir radijo stotis, raketų paleidimo pultas, poilsio kambariai budintiems karininkams. Po kiek daugiau nei 2 metų bazės statyba baigta ir 1962 gruodžio 31-ąją, likus 2 valandoms iki naujųjų metų, ji pradėjo veikti. Bazėje buvo sumontuotos 4 termobranduolinės raketos, nukreiptos į vakarų Europos šalis. Tos raketos, tiksliau viena raketa iš tiesų buvo gana galinga, tai yra 2,3 megatonų. Ir mūsų žiniom viena iš raketų, viena tokia R-12 tipo raketų buvo net 10 kartų galingesnė už raketą numestą ant Hirosimos ir Nagasakio. Statant raketų bazę kelių kilometrų spinduliu buvo iškeldinti vietos gyventojai. Jiems anuomet sumokėta po milžinišką laikytą 4,5 tūkstančio rublių kompensaciją. Raketų šachtų ir centrinės vadavietės stogai buvo aplieti skystu stiklu, kad nesiskverbtų vanduo ir maskuojant nuo amerikiečių palidovų apipilti žemėmis. Netoliese pastatytame karinėme miestelėje nuolat budėdavo apie 300 karininkų ir kareivių. Nors nei viena raketa niekada nebuvo paleista, tačiau prieš 40 mečius vakarų Europai buvo kilęs realus pavojus. 1968 metais čia per Čekoslovakijos įvykius. Tai kai buvo sustatytos raketos, pripildyti visi kūrai, suvesti kodai, į kurią šalį nutaikyta ir taip per 30 minučių būtų raketa paleista. Ir taip galėjo išbūti visą mėnesį, taip išbuvo ir karininkai, kurie šiaip gyveno Plungėje, jie buvo apsistoję ir gyveno čia. Požeminė raketų paleidimo bazė veikė iki 1978-ųjų. Vėliau termobranduolinės galvutės buvo išmontuotos ir išvežtos atgal į Ukrainoje esančią gamyklą Arsenal. Dabar apie buvusią Sovietų Sąjungos galybę primena tik tuščios šachtos ir koridoriai, kuriuose šeimininkauja pelės ir šikšnosparniai. Kareiviai išvykdami pasiėmė tik raketas ir nedidelę dalį įrenginių. Iki dabar išliko tik dizelinis generatorius, kurio pajėgumų būtų pakakę apšviesti net nedidelį miestelį. Įsikrausčius čia dirbusiems, čia tarnavusiems kareiviams, karininkams, teritorija liko tuščia, nors visas duris, visus įėjimus buvo užvirinę, bet vietiniai žmonės vis tiek, aišku, įtarė, kad kažkas čia vyksta, kad kažkas čia yra daroma ir pradėjo čia lysti, pradėjo čia domautis ir viską išnešė, išpjausti, kas čia buvo naudinga ir vertinga. Nors į buvusią požeminę raketų bazę yra rengiamos ekskursijos, tačiau ateityje norima paslaugas išplėsti. Tyrimai patvirtino, kad lankytojams bazė saugi. Čia nerasta jokių nuodingų atliekų. Jau yra parengta ir bazės pritaikymo turizmui galimybių studija.